Hola! Taigi mes iš Bogotos atskridome jau į Medelyną. Trumpam užbėgom į butuką, kuriame apsistojom per NDP vėl. Ir dabar keliaujam į... Tai šiuo metu stovim prie 7 aukštų privataus pastato, kuris priklausė būtent Pablo Escobarui. Pirmas aukštas buvo skirtas apsaugai, jame gyveno apsauga, antras, trečias buvo skirtas svečiams ir penthauze viršutiniuose aukštuose gyveno jisai pats su savo šeima. Ant stogo taip pat buvo ir vis dar yra privatus baseinas. Prie šito pastato pagrindiniam kieme buvo susprogdinta bomba, buvo susprogdinta 87 kg dinamito ir visas šitas priekinis fasadas buvo sugriautas, bet vėliau Pablo jį atstatė ir toliau jame gyveno. O šiuo metu pastatas yra perimtas policijos ir jie iš tikrųjų nežino, ką daryti, dėl to jisai tiesiog stovi apleistas. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar. Šitoj vietoj buvo Pablo Escobaro kamera, kurioje jisai turėjo būti kalintas. Dabar lobių medžiotojai, aišku, viską išgriovė, ieškodami pinigų ir aukso. Taigi apsilankėme La Catedral, ten kur pats savo kalėjimą pasistatė ponas Pablas Escobaras. Deja užklupo gan stiprus lietus ir teko truputėlį pabėgėti iki mašinos. Iš esmės daug pastatų nėra išlikusių. Yra išlikęs tik tai vienas pastatas, kuris, kaip supratau, yra naudojamas kaip valgykla. Bet visumoje vieta yra įdomi ir visiškai... Dar išlikęs pastatas ten, plius minus, kur buvo nužudyti du jo partneriai. Tiksliau, kur jisai jos nužudė. Aló. Aló, Roberto. ¿Quién habla? Nicolai, ¿cómo está? Hola, Nicolai. ¿Cómo me le va? Bien, hermano, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Don Roberto, yo le quería hacer una preguntita. ¿Usted nos puede recibir ahorita por ahí en una horita? Yo sé que usted cierra como a las 5, pero sí podría. ¿A qué horas? Nosotros estamos bajando de la catedral. Vamos a ir al cementerio y después del cementerio iríamos para allá. Ah, bueno, ¿cuántas son? Son 2 personas. Listo, hágame que yo lo espero. Listo, le agradezco mucho. Bueno, Nico. Bueno, Roberto, que esté bien. Chao. We have the appointment. Taigi susitarėm su Roberto Escobaru dėl apsilankymo pas jį namuose. Važiuojam į jo namus muziejų, apsižiūrėsim, ką jis ten turi, pamatysim eksponatus, išgirsim jo gyvą pasakojimą apie jo ar brolio nuotykius. Taigi esame kapinėse, tai yra įtraukta vieta mūsų šiandienos turė. Galbūt šiek tiek ir keistoka vieta, bet jeigu įtraukti, tai įtraukti. Taigi, esam prie Pablo Escobaro kapo.
šalia jo palaidota yra visa jo šeima, tai jauniausias brolis, auklė, mama, mamos sesuo, tėvas ir Leonas, kuris buvo nušautas tą pačią dieną kaip ir Pablas Escobaras. Jisai buvo ištikimiausias jo sargybinis ir vairuotojas, tai baigė savo gyvenimą tą pačią dieną. Jie visai neseniai buvo perlaiduoti būtent į šitą bendrą vietą, nes anksčiau jų kapai buvo šitą teritoriją atskirose vietose, bet šeima nutarė juos perlaidyti į vieną vietą, taigi dabar jie ilsisi ramybėje visi kartu, arba nesilsi. He started praying for his life, you know, like, don't kill me, please don't kill me. And the guy was like, no, well, they noticed the accent. So, where are you from? No, Argentina, Colombia, Japan. And they were shocked, they were like, no, we cannot do that because we will be in trouble with Maduro. And we were like, what? And of course, you know, if they kill us, they will have a lot of like police doing rounds and everything, and their business will be over. So at the end they were like, what to do now? No, well, everybody give us the cell phone, and if we check you and you have other phone, we will kill you. And I was like, you know, here's my just phone. Take it. Yeah, take it. And at the end they were like, okay, you need to stay there for about 5-10 minutes until we are far away, then you can continue. Wow, that's yeah, impressive story. Oh my God, I was so scared. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Taigi šiandieną savo Pablo Escobaro turą baigiam. Finišavom Pablo Escobaro muziejuje, kur susipažinome su Roberto Escobaro broliu, kuris aprodė mums visą muziejų, aprodė namą, kur jie slėpėsi ir praleido nemažai laiko. Taigi, muchas gracias por el tour. Saludos a todo el pueblo de Lituania, a todos los habitantes, a ese bello país, que lo esperamos acá en el museo para explicarles las historias diferentes de mi hermano Pablo. Paspaudu šitos mygtukus, iškrisdavo vynis, tepalai arba kitos priemonės, kurios padėdavo pabėgti iš įvykio. So small but so strong. Gracias. Ciao.